Labas Taurai. Labas, Dita. Turiu tau keletą karjeros ugdymo klausimų. Kuo norėtum būti ateityje ir kodėl? Aš planuoju dirbti dermatologę arba kosmetologę, nes noriu išgydyti žmones sergančius odos ligom ir man tiesiog patinka su jais dirbti. Norėčiau ateityje būti verslininku, todėl kad galėčiau užsiimti drifto hobiu, kuris reikalauja labai daug finansinės galimybės. Kas tave labiausiai domina? Žmonės, technologijos ar kūryba? Žmonės ir kūryba. Mane labiausiai domina žmonės ir technika. Koks tavo stipriausias gebėjimas? Aš tai manau, kad jis yra bendrauti su žmonėmis, kalbėti garsiai viešumoje. Mano stipriausias gebėjimas, manau, galėčiau pasakyti, kad aš nebijau išreikšti savo nuomonės ir drąsiai galiu žmonės užmotyvuoti padaryti, ko jie nori padaryti. Kaip įsivaizduoji save po 10 metų? Dirbančią mylimą darbą. Save po 10 metų įsivaizduoju kaip pasiekusi savo svajones ir turbūt gyvenantį labai laimingą gyvenimą be jokių sunkumų. Ką patartum bendraamžiui, kuris dar nežino, kuo nori būti? Neskubėti sužinoti, palaukti, ateis laikas ir supras. Aš patarčiau bendraamžiui, kad nereikia skubėti ir kad reikėtų pasižiūrėti, kokie jo yra interesai ir, pavyzdžiui, kokį dalyką jam labiausiai patinka mokykloje, kokiais jisai hobiais užsiema ir iš tų visų 3 dalykų išrinkus informaciją, tada galima žiūrėti, koks darbas labiausiai patiktų ar ką norėtum veikti ateityje.